Labas, jau matau, kaip pergyveni dėl rytojus lietuvių kalbos egzamino 2025 birželio 4 dieną. Mano dukra Agota lygiai taip pat pergyvena, nerimauja, nes jinai rytoj irgi laiko lietuvių kalbos egzaminą. Nesakyčiau, kad jinai yra prasta mokinė, bet iš tikrųjų labai pergyvenimas jaučiasi didelis. Taigi aš norėdamas jai padėti, sugalvojau įlysti į telefoną, pasijungti dirbtinį intelektą, mokamą versiją ir pagal praeitų 5 metų buvusius egzaminus sukurti rytojos prognozę. Aš manau, kad ta prognozė yra 80-90% tiksliai. Taigi rytojos temas aš jau turiu, realiai 80-90% tikslumo aš jas turiu. Ir netgi tas dirbtinis intelektas sukūrė podcastą, 7 minučių podcastą, kuriame aptarė visas temas ir aptarė, ką reikėtų rašyti, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip nereikėtų daryti klaidų ir panašiai. Taigi, jeigu tau reikia komentaruose, žiūrėk šitą nuorodą į šitą špargalkę arba rašyk man DM ir aš tau atsiųsiu viską tiesiogiai tau. Linkėjimai ir sėkmės rytojos egzaminė. Nepergyvenk, nuimk baimę, o nežinia gimdo baimę, tad nežinia reikia naikinti. Ate!